Labas vakaras dar kartą tiems, kurie esate čia, sveiki visi, kurie klausote įrašo. Ir šiandien mes susitinkame, galima sakyti, naujam sezonui, nors dar ne rugsėjis, bet savotiškas naujas sezonas, nes pradedame nuo įžanginių skaitų. Šiandien kam reikalinga genealogija šių laikų žmogui, o kitą savaitę ką suteikia šaknų pažinimas. Ir po to keliausim jau į rudenį su nauja serija genealogijos pagrindų, kaip nagrinėti pažintinius įrašus, kaip ieškoti informacijos. Žodžiu, nauji mokslo metai prasideda anksčiau. Dėkui visiems, kurie užsiregistravote, nusprendėte, kad galbūt bus įdomu paklausyti, susipažinti su ta genealogija, kas tai yra, kodėl ji gali būti reikalinga. Na ir taip pat dėkoju senbuviams tiems, kurie jungiatės, nors tikrai jau visą tai mokate turbūt mintinai. Tai džiaugiuosi, kad dar bent kokį sakinį galbūt randate naujo, dar kažkokių minčių naujų kyla pasiklausius. Tai dėkui jums. Kaip tik šį savaitgalį turėjom šventę, genealogijos ir tradicijų savaitgalį. Protėviai ir mes susitikome gyvai ir su kai kuriais iš jūsų. Va, ir turėjom tikrai labai gražias 3 dienas ir mokėmės, ir kalbėjomės, bendravome, ir šokome, ir dainavome, visokių dalykų veikėme. Na ir tikėkime, kad tų gyvų susitikimų ateityje bus ir daugiau. O šiandien pradedame su tema, kam reikalinga genealogija šių laikų žmogui. Na ir iš tiesų reikėtų pasakyti, kad genealogija visuomenėje bendrai yra laikoma vis dar tokiu keistu dalyku. Ir kartais atrodo labai tolima, neįprasta, arba tik hobis, arba kažkas, ko užsiima keistuoliai. Tokio požiūrio vis dar yra. Na, kam ta genealogija gali būti reikalinga? Na ir iš esmės kiekvienas galėtų pažinti savo šeimos istoriją, sudarinėti savo giminės medį, bet tai nėra kiekvienam. Ne kiekvienam tai bus suprantama, kad ir kiek kartų girdėtų, kad ir kiek kartų bandytume paaiškinti, kodėl tai gali būti įdomu, nebus kiekvienam. Kai kuriem bus įdomu, kai kuriem niekada nebus. Ir turbūt viskas gerai. Kiekvienoje giminėje atsiranda keli tokie keistuoliai, kuriems svarbu, kai kuriuos sugeba sudominti, o kai kuriuos galbūt ir vis tiek ne giminėje. Bet jeigu jau mes pajutom, kad tai yra reikalinga, tarsi kažkokia pareiga, tai ko gero visai naudinga pasižiūrėti. Jei bent kartą pagalvojat, pavyzdžiui, tai kas ten įvyko tam proseneliui, kodėl jisai dingo be žinios. Arba kažkoks giminaitis išvyko į Ameriką, kur jis pasidėjo, ar jis sukūrė šeimą. Arba tai iš kur ten tie proproseneliai gavo žemės. Na ir panašiai. Tai genealogija gali būti jums. Kodėl temoje šios paskaitos sakoma, kam reikalinga genealogija šių laikų žmogui? Na, iš tiesų gyvenam tokiais keistais, greitais laikais ir esame virtę labai stipriai individualistinę visuomenę. O jeigu būrėsi kokios nors bendruomenės, dažnai nueina į kažkokius kraštutinumus ir tada galbūt net gąsdina kitus, kad čia kažkas labai keisto. Bet to senojo bendruomeniškumo pajūtimo, giminystės pajūtimo mes turime likusio mažai. Ir tarsi esame vieni patys savo, nenorim prie nieko taikytis, derintis. Ir genealogija savaime kviečia tam kažkokiam susibūrimui, suvokimui, kad esame kažkokio didesnio darinio dalis, kad yra kažkas daugiau negu tik aš, negu tik mano tas siaurasis šeimos ratas, bet ir daugiau žmonių, kurie fiziškai realiai yra su mumis susiję. Na ir kas yra įprasta dabar, tai savęs paieškos ir panašiai, savęs pažinimas, viskas yra gerai su juo, bet kartais taip žmonės užsižaidžia ieškodami savęs, kad ilgam laikui pamiršta apsižvalgyti aplinkui. Ir tada staiga atsibunda, pasirodo, aha, jau truputį nusibodo čia savęs ieškoti, niekur nebuvau dingęs, bet gal reikia pasižiūrėti, o kaip aš iš vis į šitą pasaulį atėjau.
kas yra šalia, kas yra už mūsų, kur yra tos mūsų šaknys. Na ir iš tiesų genealogija suteikia tokią retą galimybę pasižiūrėti į tas šaknis iš įvairių pusių, jeigu tik mes norėsim. Tai gali tilpti ne tik protėvių vardai, datos ir vietos, bet ir paveldas, ir kultūra, ir žymiai daugiau dalykų. Kiek to yra mūsų kasdienybėje, na, turbūt priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo, nuo to, ką mes renkamės, bet kartais mes net nebepastebime, kad to praėjusių kartų palikimo yra daug daugiau, negu mes įsivaizduojame. Na ir kita vertus, jeigu pradedam į tai gilintis, tai ko gero keičiasi ir vertybės, kažkoks gilumas. Kad ir kaip bežiūrėtume, galbūt sausai, galbūt tik faktiškai, vis tiek kažkokius dalykus mūsų mąstyme tas pažinimas keičia. Tai kartais galbūt ir tai gali gąsdinti. Na, jeigu apie genealogiją kalbėtume taip labai paprastai logiškai, tai pirmiausia reikėtų pasiaiškinti, ką reiškia pats žodis. Kai paklausiu, kas yra genealogija, bet kokios auditorijos, tai variantų būna visokių, ypač jaunimas, vaikai sieja su genetika, arba iš vis nesupranta to žodžio reikšmės, kas čia yra, kaip čia yra susijęs su kitais mokslais. Bet tiesiogiai iš graikų kalbos gene plus logos reiškia ką? Gene tai šeima, logos mokslas perkeltinė reikšmė. Iš esmės logos originalią reikšmę reiškia žodis, bet mes vartojame mokslui, vadinasi mokslas apie šeimą. Na, taip pat šituo žodžiu galima pavadinti ir patį tyrinėjimo procesą, sako, užsiima genealogija. Vieni sakys, kad genealogija yra tik sausų faktų rinkimas, aš nusibraižiau giminės schemą, įrašiau vardus, pavardės, vietas ir datas. Ir baigiau. Kiti sakys, kad dar reikėtų ir paspalvinti tuos faktus ir užrašyti istorijas, surinkti nuotraukų, prisiminimų. Na ir čia turbūt su kolegomis mes ne su visais sutartume, vieni sakys taip, kiti kitaip. Aš tai galvoju, kad ką mes priklijuojam prie termino, tas jiem ir tinka. Mano nuomonė, genealogija apima viską. Nes viskas yra mūsų šeimos istorija, ne tik sausas faktas ir ne tik vardas ir pavardė. Na, o kiekvienas galim pasirinkti tą savo matymą, savo nuožiūrą. Jeigu kalbėtume apie pačias genealogijos ištakas, tai reikėtų mums pradėti nuo senųjų tradicijų. Protėvių kultas buvo gajus ir gyvas, turbūt didžiojoje dalyje pasaulio tradicijų. Ir kad ir kur bestume pirštu, vis tiek kažkur prieisime, kad bent kažkokiu laikotarpiu tai buvo tikrai stipru. Ir, sakykime, baltų tradicijoje galima daryti išvadų, kad tai buvo tikrai vienas svarbiausių ašių būtent senojo tikėjimo. Ir, sakykime, tradicijos, ką mes dabar laikome tradicijomis, kūčios, vėlinės, kilo iš ritualų. Ritualai buvo labai dažnai skirti padėkoti, pagerbti protėviams, užsitarnauti jų malonę, kad ir toliau pagelbėtų, neapleistų ir nesupyktų. Na, jeigu žiūrėtume arčiau religiniais laikais, tai kiekvienoje religinėje knygoje, šventame rašte, ar kad ir kas tai būtų, mes rasime užuominų tokių kaip kažkas buvo kažkieno sūnus. Ar tai dievas pusdievis, ar koks herojus. Kažkieno sūnus. Dažniausiai tai apie vyrus, bet galima rasti užuominų ir apie moteris. Jeigu dar arčiau žiūrėtume, tai reikėtų mums atsiversti Naująjį testamentą ir matytume, kad ten, štai ištrauka iš Evangelijos pagal Matą, pateikiama Jėzaus Kristaus genealogija. Ta pati vieta iš Evangelijos pagal Luką. Ir štai ką mes matom, kad tai yra iš tiesų Juozapo genealogija, nors ir jis buvo patėvis, bet įsūnis turėjo sūnaus teisės ir čia rašoma, jis buvo laikomas sūnumi Juozapo. Ir pateikiama visa eilė vyrų. Marijos genealogija, jeigu mes kalbam kaip apie istorinės asmenybės, tai turi kelis variantus ir nėra iki galo aišku, kuris yra teisingas ir ar kažkuris iš viso. Žodžiu, vyrų genealogijos buvo vertinamos labiau. Jeigu dar arčiau keliautume,
tai reikėtų kalbėti apie kilmingų šeimų genealogijas, nes kam valstiečiui reikėjo giminės medžio? Nelabai. Kita paprotinė teisė, kitoks gyvenimas, kitoks gyvenimo būdas ir svarbiau, kas kaiminystėje gyvena ir vienas kitam padeda, negu kažkokia tąsa, kuri aiškiai įvardyta, tuo labiau, kad žmonės buvo beraščiai. Tai kilmingoms šeimoms buvo svarbiau, dėl ko reikėjo žinot, kam perduoti titulą ir turtą. Na ir sakykime, jeigu turim kažkokių bajoriškų šaknų, kilmingų šaknų, tai galėsim nueiti toliau negu valstiečių šeimose. Na, kalbant apie genealoginius tyrimus Lietuvoje, reikėtų pasakyti, kad situacija yra keista. Tarsi iš archyvų pusės yra gana didelės pastangos dedamos skaitmeninimo klausimais ir panašiai, ir vyksta ir ekskursijų, ir viena kita paskaita, bet kad genealogija būtų pripažinta tokiu šalies mastu, kad tai yra kažkas svarbaus, nėra. Yra pavienės iniciatyvos kažkokių įstaigų, pavyzdžiui, bibliotekų arba muziejų, kur kviestiniai kokie lektoriai tiesiog skaito paskaitas vietiniams žmonėms. Yra daug savanoriškų iniciatyvų, kuriamos įvairios duomenų bazės, internetinės svetainės, kuriomis galima naudotis, kaupiama ta medžiaga. Bet genealogija laikoma pagalbinė istorijos disciplina ir, sakykime, aukštosiuose mokyklose minimaliai yra prisiliečiama, tik jei patys dėstytojai, sakykime, domisi, bet kad būtų oficialiai įtraukta genealogija į bent vieną susijusią su istorija, su kraštotyra, paveldosauga aukštosios mokyklos programą, tai aš neradau. Nėra. Galbūt, jeigu dėstytojas, kuris, pavyzdžiui, vadovauja archyviniai praktikai arba dėsto kažką susijusio su kalbomis, kuriomis parašyti tie dokumentai, galbūt prives prie to, kad galima nagrinėti ir sudarinėti savo giminės medį. Bet tai nėra niekaip įteisinta. Tai situacija yra tokia, truputį našlaitės sesuo ta genealogija ir dėl to galbūt taip keistai ir vertinama. Latvijoje šiek tiek situacija yra geresnė. Ir daugiau žmonių domisi, labiau yra sutelkta ta besidominčių bendruomenė ir galimybė šiek tiek geresnės paieškoms. Bet skųstis negalim dėl to, kad tikrai labai daug per paskutinius metus yra suskaitmeninta, ypač bažnytinių įrašų ir kitų rūšių dokumentų ir galime daug ką surasti tiesiog sėdėdami namie. Tai yra labai didelis pliusas. Na, bet visgi reikėtų pasakyti, kad genealogija nėra tiek pagalbinė istorijos disciplina, mano nuomonė. Man atrodo, kad genealogija yra įrankis, tarsi koks akinių lęšis arba filtras fotoobjektyvui, kuris ne kaip nors nuspalvina vaizdą, bet padaro jį šiek tiek savotiškai ryškesnį ir leidžia nepažiūrėti į vieną kažkokią gyvenimo sritį, kaip mes įsivaizduojam kartais genealogiją kaip labai siaurą dalyką. Tik giminės medis su vardais, viskas. Bet per tai mes galime pažvelgti į viską, kas mūsų supa šiek tiek kitaip. Tas viskas gali būti labai daug dalykų. Tai gali būti ir, sakykime, tautinės kultūros elementai, šokiai, dainos, amatai, tai gali būti mūsų kalbos manieros, tai gali būti patiekalai, žaidimai, rankdarbiai, apranga, šventės, netgi pomėgiai, pasakojimai, legendos iš kartos į kartą, galbūt net darbai ir profesijos. Jeigu mes pagalvotume, ko gero kiekvienas prisimintume tai, ką mes vadiname dinastijomis, gydytojų, muzikantų ir taip toliau. Tai visa tai telpa po to genealogijos skėčiu, jeigu mes gerai pagalvotume. Na ir galima sakyti, kad čia pritempta, kad čia nėra taip. Bet į viską gyvenime mes galime turėti skirtingą požiūrį, ar ne? Ir čia priklauso, kaip mes žiūrėsime į šitą dalyką. Man atrodo, kad kaip įrankis genealogija suteikia mums šansą pažinti aplinką, istoriją, kultūrą iš labai įvairių kampų.
Gali kilti klausimas, tai kam ji reikalinga? Ir kam reikalinga genealogija, kiekvienas mes turbūt surasti atsakymą turime patys. Dažnai tai bus susijęs su tomis legendomis, kuriomis būna apipinta giminės istorija, kur ten kažkas kažką gavo, kažkas su kažkuo susipyko, pradingo, prapuolė, nežinia kur. Bet paprašiau, ko gero, atsakyti į klausimą, ką suteikia giminės istorijos pažinimas. Noriu prabėgti per kelis punktus, mano nuomonė, ką gali suteikti giminės istorijos pažinimas. Tai pirmiausia, kalbėjom apie individualistinę visuomenę, tai čia kaip vaistas suvokimą, kad nesame vieni. Na ir iš tikrųjų yra dvi atšakos šito punkto. Viena yra tai, kad mes kartais jaučiamės labai vieniši. Tai, nes tas laikotarpis yra toks, kuriame gyvename keistas atšalimo, tokio atitolimo ir suvokimas, kad esu realiai susijęs su tiek daug žmonių, atradimas savo vietos giminės medija kartais tikrai gelbsti. Na ir nereiškia, kad mes pulsim su visais bendrauti, bet bent jau žinojimas, kad yra žmonių, su kuriais aš esu susijęs, iš kurių atėjau ir kad yra žmonių, kurie turi tokių pat dalių savyje, jeigu mes kalbam apie DNR, apie genetikos mokslą. Iš kitos pusės, tai yra vaistas suvokimui, kad nesu aš vienas ir nėra taip, kad niekas nuo manęs nepriklauso ir niekam aš nieko neprivalau. Neprivalai, bet vis dėlto mes esame susiję. Kitas dalykas, tai tas tyrinėjimas kartais suteikia atsakymus, kodėl. Būna tie klausimai, kurie prasideda kodėl, nebūtinai yra mums aiškus ir žinomi, kad mes juos iš vis turėjome. Kodėl giminėje kažko labai bijoma, kodėl atsikartoja kažkokie polinkiai, pomėgiai, veiklos rūšys, talentai, lygos, netgi tokios, kurios neturėtų būti genetinės ir panašiai. Tai šioje vietoje būtų galima kalbėti tikrai labai ilgai ir pasakoti daug pavyzdžių. Kartais žmonės būna parašę, sako, va, tu žinok, gali naudoti tokį pavyzdį, pas mus giminėje buvo taip. Įvairūs atsikartojimai, kuriems iš pradžių tarsi galima ir nerasti vieno atsakymo, kodėl vaikai panašaus amžiaus kartais iš kartos lieka našlaičiai, kodėl pasikartoja kažkokios tragiškos mirtys, kodėl žmogaus charakteris toks, koks yra, ir panašus į mamos ir močiutės ir panašiai. Ir kartais klausiu žmonių, sakau, ar yra jūsų giminėje toks žmogus, kuris jūs erzina. Viskas gerai, žinot, kai jis giminaitis, galbūt net artimas šeimos narys, bet kažkokia savybė erzina, kažkokia reakcija erzina. O kodėl taip yra? Kodėl taip žmogus reaguoja? Gal mes irgi turim tokią savybę ir dėl to mus erzina. Tai čia tokių pamastymų būna daug. Na ir apskritai tai giminės istorijos pažinimas suteikia mums galimybę priimti praeitį, istoriją, žmonės ir įvykius. Ir čia gali skambėti kaip labai filosofinė frazė - priimti taip, kaip yra. Bet visgi, jeigu mes norim pažinti būtent savo giminės istoriją, mums reikės nusiteikti, kad galim sužinoti visko. Jeigu darysim DNR testus, galim sužinoti visko. Jeigu kabinsimės į praeities tyrinėjimą per dokumentus, vėlgi išleis ir nesantuokinių vaikų, ir nusikaltimų, ir dar visokių keistų istorijų. Ir tos istorijos apie šeimas, kur vienas brolis tribas, o kitas partizanas, yra ne tokios retos, kaip mums gali pasirodyti. Ir kartais gali kilti klausimas, o kaip taip galėjo pasielgti? Ir būna labai sudėtinga kai kuriuos dalykus pakeisti savo reakciją. Neteisti. Tikrai. Tai iš esmės, aišku, kad bus dalykų, kur mes negalėsim suprasti, bet pabandyti pasiaiškinti, kodėl, arba gal tai atsikartoja jau iš ankstesnių kartų. Tas smalsumas jisai gali pagelbėti. Nes kartais tos nuoskaudos arba nesupratimas sustabdo žmonės. Ir pernai turbūt išgirdau tokį pavyzdį, kuris labai aiškiai man iliustravo šitą, nes
aš vedžiau užsiėmimus seniorėms, buvo nedidelė grupelė ir mes turėjom praktinius užsiėmimus. Ir į patį pirmąjį atėjo viena moteris kartu su kaimynėmis, su draugėmis pasižiūrėti, kas čia bus. Ir jinai klauso ir tik pikta tokia, truputį susiraukus galvoja, ir jinai čia ant manęs pyksta, jinai tyli, nieko nesako. Tada kažkurio metu susikaupė ir dėžė. Ką man tokie seneliai, jeigu jie mums vaikams pieno pagailėdavo, aš nenoriu jų net prisiminti ir jų vardų žinoti. Ir aš suprantu, kad moteris iš 80 metų, iš pat vaikystės ankstyvos, jaučia nuoskaudą, kodėl ten to pieno jiems nedavė tiems vaikams. Kas ten žino, gal karvė užtrukus buvo, gal serganti, o gal reikėjo visą tą pieną parduoti, kad išgyventų, o gal dar kas nors. Jinai nešiojasi tą nuoskaudą ir jinai, net jeigu ir prisimintų tuos vardus, tai nenori, blokuoja ir jos vaikai irgi savo tų prosenelių jau nežinos. Tai sudėtingi dalykai, bet jeigu laikomės šito, tai galim tiesiog sustoti ir negalėti pasižiūrėti toliau. Ir būna labai skaudžių atvejų ir labai sudėtingų situacijų, bet stengtis rasti bent kokią nors priežastį arba tąsą įvykių turbūt yra geriausias kelias. Ir tada galbūt po kažkiek laiko bent daliai tų įvykių mes galim rasti paaiškinimus, o kodėl tas žmogus taip pasirinko, arba kodėl taip įvyko. Kad nebereikėtų svarstyti, kas kaip. Tai čia yra vienas iš įrankių, būtent genealogija. Na ir aišku, šitie dalykai pakeis šiek tiek ir pasaulėžiūrą, ir suvokimą, kaip mes susijęsam apskritai su pasauliu. Ir jeigu pasižiūrėsim tam tikrų kampų, tai genealogija gali pagelbėti priartinti prie mūsų paveldą, istoriją, tradicijas, kas mums gali atrodyti pradžioj abstraktu, kas gali pasidaryti artima. Na ir kodėl, pavyzdžiui, mokyklose mokiniams viena įdomiausių temų vis dar yra tremtis. Dėl to, kad dar yra gyvų atstovų giminėje, kurie galbūt patys buvo ištremti arba galbūt jų tėvai buvo ištremti. Jie dar gali papasakoti tiesiogiai arba netolimoje praeitie perduotą informaciją. Tai yra gyva, tai mes aiškiai suvokime kaip susijusio su mumis. Ne abstraktu, ne 17 amžius, o čia pat. Na, kita vertus, ar skiriasi, kai mes girdime liaudies dainą kur nors internete ir kai aiškiai žinome, kad tą dainą mums vaikystėje dainuodavo močiutė arba promočiutė. Visai kitas ryšys su ta informacija. Lygiai taip pat, jeigu yra amatas, kur pasižiūrėjau, o kaip gražiai išdrožė. O čia galbūt išmokau iš senelio, arba bent jau žinau, kad prosenelis drožinėdavo ir aš norėčiau. Kitas ryšys. Na ir kas yra perduota per šeimos ryšius, visada yra stipriau. Ir aišku, visokių emocijų ten gali būti, bet man atrodo, kad yra svarbu atkreipti dėmesį. Ir tai leidžia pažinti tą savąją kultūrą dar giliau. Na ir jeigu jau kalbam apie šeimos ryšius, tai reikėtų pasakyti ir keletą sakinių apie progas, kurias mes galim praleisti arba nepraleisti. Na, ką aš turiu galvoje, tai iš esmės užduotus arba neužduotus klausimus. Ir kartais, kai užsisukam tam greitam gyvenime, nepaklausime to, dėl ko paskui galim griaužtis. Ir aš nesutikau dar nei vieno žmogaus, kuris domėsi giminės istorija ir nebūtų pasakęs, kad aš pavėlavau paklausti bent vieno žmogaus savo gyvenime. Arba paklausiau per mažai. Pati taip jaučiuosi, kolegos taip jaučiasi, žmonės, kuriuos sutinku paskaitose, taip jaučiasi. Ir dėl to, jeigu dar turime kieno paklausti, tai yra pats laikas pradėti. Na, o iš tiesų, jeigu jau nebėra senelių ar tėvų, tai vis tiek galima surasti žmonių, kurie dar gali mums atsakyti bent į dalį mūsų. Tai koks turėtų būti veiksmų planas? Pirmiausia, reikėtų nuspręsti, ko mes ieškome. Ką aš turiu galvoje? Tai vieni nori tik pradėti nuo kažkokios vienos giminės šakos, arba tik nuo tėvo pusės, tik nuo motinos pusės. Kiti nori, pavyzdžiui, surinkti 5 kartas arba 7 kartas viso giminės medžio. Tai mes apsisprendžiam, ko mes sieksime. Tada keliaujame
klausti artimųjų, gyvoji atmintis, giminaičių. Tada fiksuojame tuos faktus, susirašome, žiūrim, kokius turim dokumentus, nuotraukas, analizuojam pagal įvykius ir vietas ir tada ieškosim metrikų, įvairių surašymų, papildomų šaltinių ir viską sisteminsim. Tai čia yra tas idealus variantas, kur galėtų veikti idealioje realybėje, bet dažniausiai būna taip, kad mes ieškome visur ir visko vienu metu ir ką užčiuopiam, paskui tą giją ir einame. Na, tai keliaukim prie tų pirmųjų punktų. Pirmiausia, kad išvis susivoktume, kas ta giminė ir kaip mums čia ją žiūrėti, reikėtų šiek tiek matematikos. Tam, kad dabar būčiau, turbūt esate matę socialiniuose tinkluose sklando tokie tekstukai romantiški, bet tai yra tiesa. Mums reikėjo kiekvienam 2 tėvų, 4 senelių, 8 prosenelių, kiekvienoje kartoje skaičius dvigubėja. Iki 7 kartos, jeigu skaičiuojam nuo savęs, 1 karta aš, tėvai 2, yra 127 žmonės. Na, o kas toliau? Tai šitą skaičių rodydama visada klausiu žmonių spėti, kaip manote, kiek čia yra kartų. Mes kalbame ne apie metus, o apie žmonių skaičių kartose. Jeigu kiekvienoje kartoje dvigubėja, ar įsivaizduojame, koks tai yra skaičius? Tik tiesioginė linija. Tėvai, seneliai, proseneliai, proproseneliai ir taip toliau. Be dėdžių, be tetų, be seserų, be brolių. Ar turim įsivaizdavimą, kiek tai yra kartų? Tai jeigu tikiuosi, kad turėjote progą pagalvoti, o aš jums ir pasakysiu, 12 kartų. Nei daug, nei mažai. Ir laikotarpis gali būti priklauso nuo amžiaus, kuriame tuokėsi, gimdė vaikus, bet tai yra tarp 3 ir 400 metų. Reikėtų teisybės dėlei pasakyti, kad vyksta redukcija, jeigu įsivaizduokime, prieš 300 metų išsiskyrė 2 šakos, brolių ar seserų, ir gyveno, po 150 ar po 200 metų nebežinojo, kad yra giminaičiai tolimi ir vėl susitokė tos pačios giminės atstovai. Tai vadinasi, jau protėvių skaičius bus mažesnis, bet tai vis tiek jis yra įspūdingas. Nes tiek žmonių reikėjo, kad mes gimtume, veiktume tą, ką veikiame ir šį vakarą čia susitiktume. Viskas taip susiklostė. Atsitiktinumas ar ne, na, čia jau kiekvieno gyvenimo filosofijos klausimas. Kaip tuos visus giminaičius pavadinti, tai irgi yra įdomus klausimas. Aš kai pradėjau ieškoti prieš kelis metus, kaip čia reikėtų visus įvardinti, tai turėjau iššūkį ir ieškojau įvairiose šaltiniuose, pradėjau žiūrėti, ką siūlo Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tai sužinojau, kad, pavyzdžiui, pagalvokit, kaip jūs pavadintumėt savo senelio arba močiutės seserį. Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo sakyti protetė. Na gerai, tai tada galvoju, tada brolis bus prodėdė. Kaip dabar pavadinti, pavyzdžiui, tėčio pusbrolį? Mes sakysim vis tiek dėdė, ar ne? Čia, kaip man giminaitė aiškina, sako, tėvo sesuo yra teta, o senelio sesuo yra ciocė. Tai čia Žemaitija. Bet mes labai daug tų giminaičių taip ir vadinam, dėdėm tetom. Aš iš pradžių galvojau, kaip čia yra. Negi nebuvo svarbu. Bet ko gero, būtent iš tos, sakykim, vis tiek mūsų tos ankstesnės kartos tai buvo kaimiška visuomenė ir svarbiau buvo ta vietinė bendruomenė, kaimynai, tas kaimyniškumo ryšys, pagalba vienas kitam ir nebuvo taip svarbu, ar ten tas antros eilės tėvo pusbrolis ar pirmos, jeigu jis gyvena kažkur šalia ir mes kartu tą gyvenimą kūrime, tai jis yra dėdė ir viskas. Tai tokie įdomus dalykai, bet aišku, tų senųjų žodžių buvo, vėlgi, jeigu kalbėtume apie tuos, kurie sklando čia internetinėse erdvėse jau daug metų ir mes juos esame pamiršę, bet bandome įtraukti į kalbą šešuras, moša ir taip toliau, tai yra per santokos ryšių susijusių giminių pavadinimai ir jie yra aukštaitiški. Tai labai įdomu. Na, o ar pavyks sužinoti, kokie ten buvo dar, tai matysim ateityje. Na, tai štai, mes, sakykime, įsivaizduojam,
kiek tų giminių galim turėti, tai dar reikėtų pridėti tuos, kurie iš šonus, visi pusbroliai, pusseserės, ir senelių, ir prosenelių, ir panašiai. Ir pradėsim rinkti informaciją apie juos, o tada galvosim, kaip sudėti ją į giminės medį. Tai visada siūlau pradėti nuo klausimo savo, ką žinau aš. Ką žinau apie savo giminės istoriją. Ir čia geriausias dalykas, ko gero, yra tiesiog atsisėsti ir laisvo rašymo būdu tiesiog rašyti viską, kas ateina į galvą. Neprisimenam faktų, rašom apkalbas, nes jų tikrai giminėje kiekvienoje buvo arba yra. Ir tada jau matysim, nuo ko galėtume atsispirti. Toliau, ką žino kiti. Na, tai mes lankome giminę. Pirmas dalykas, ką reikėtų savo pasisakyti, tai yra, net jeigu neturiu ten 90-mečių dėdukų, tai vis tiek važiuoju pas giminės, pas visus, kurie nevaro lauk iš trobos. Dėl to, kad mes nežinom, kas ką yra girdėjęs, kas ką žino, kam gali būti paliktos kažkokios nuotraukos, dokumentai. Jeigu sutinka žmogus kalbėtis, tai važiuojam, nesvarbu pažįstam, nepažįstam, bendravom, nebendravom, praėjo kažkiek laiko, jeigu ten buvo kokie konfliktai, tai jau tai yra praeityje. Jeigu dabar yra tie aštrus konfliktai kažkokie, tai aišku, na, nepasirinksi ir yra visokių dalykų, bet jeigu tai praeities klausimai, tai tuos ryšius atnaujinti yra įmanoma. Vadinasi, lankom giminės. Ko klausti? Tai pirmiausia, aš visada sakau, neužpulkim žmonių su tokiais klausimais, tai koks vardas buvo, kelintą dieną gimė ir kokiame kaime gyveno. Jeigu vyresnis, ypač žmogus, tai išsigas arba sakys tiesiog nežinau, neprisimenu. Kontekstiniai klausimai pagelbėja. Tiesiog parašyti, pasakoti istorijas. Ir būdavo pradžiai, kai pradėjau važinėti pas giminės, tai būna vyresnis žmogus, vaikai irgi ten kartu ir tie vaikai, tai palaukti, čia nesąmonės pasakoja, jiems čia netas įdomu. Ne, viskas įdomu. Sakau, palaukite, tegul pasakoja, nes iš tų istorijų irgi išplaukia informacija, kuri gali būti naudinga. Va. Kas dar svarbu daryti įrašus. Jeigu galvojam, kad prisiminsim, tai neprisiminsim, jeigu galvojam, kad spėsim rašytis, tai nespėsim. Kiekvieną kartą, kai įsijungi įrašą, kurį dariau kažkada, net jeigu ir vis grįžtu prie to paties, kiekvieną kartą išgirstu kažką naujo, ko prieš tai negirdėjau, nors ten buvau. Vadinasi, dėmesys buvo kitur. Dėl to įrašai yra labai svarbu. Na, o ko klausti, kokie dar tie klausimai gali būti? Tai tam ir tos kortelės, kurias daug kas turite. Nes supratau iš praktikos, kad kartais neateina į galvą arba būna sudėtinga paklausti tiesiai šviesiai, o čia jeigu per žaidimą, tai galbūt kartais šiek tiek ir lengviau kažkokią informaciją, kažkokią žinią sužinoti. Va. Na, kas toliau? Tai lankom giminės, jeigu žinom, kur jie gyvena ir kaip su jais susisiekti. O jeigu ne, tai socialiniai tinklai gali pasitarnauti. Tiek genealogijos grupės, tiek ir apskritai bet kokios kitos grupės, čia visiškai nemokslinis toks būdas, bet kadangi gyvename duomenų apsaugos laikais, kurie duomenų apsauga kartais mums pasitarnauja, kartais ir koja pakiša. Tai reikėtų tiesiog negalvoti apie tai, man atrodo, ir aš kai ieškojau, tai skelbiau visur. Turgeliai visokie miestelių yra. Prastai, jeigu nėra kokios šiaip bendruomenės grupės, tai yra koks nors turgelis, ten kažkas parduoda padangas. Tai aš taip ieškojau savo giminaičių, nes norėjau surasti nuotraukų. Tikslas buvo nuotraukos, ne patys giminaičiai, bet po to pavyksta ir giminės susitikimus suorganizuoti ir visą kitą. Toliau, vienas iš būdų yra palikti raštelį kapinėse. Na, tai dabar, kai daug kur yra žibintai, tai iš vis labai patogu. Tiesiog užrašom, kas mes esame, ten to ir to anūkė, nuo proanūkė, sudarinėja giminės medį. Jeigu esate tos giminės atstovai, prašau paskambinkit. Savo kontaktus paliekam. Tai nebūtinai, kad visi paskambins. Gal ir tie kapai ne visi bus tie, kurių mes ieškom, arba prižiūri tas, kas nieko nežino ir nesupranta, ko mes čia norim, bet jeigu jau paskambina, tai kartais būna tikrai įspūdingų dalykų ir prieš tai nuotrauką, kurią matėte, buvo rezultatas būtent tokios paieškos, paskambino močiutės pusbrolis, apie kurį net gyvenime girdėjus nebuvau. Ir pranešė, kad turi mano prosenelio vaikystės nuotraukas su visais broliais ir seserimis ir dar su jų tėvais. Ir net nemačiau tos nuotraukos, taip ir apsiverkiau, nes galvojau, kad niekada gyvenime to prosenelio nepamatysiu. Pamačiau vaikystę ir dar jo tėvus. Va. Tai tiesiog neprarasti vilties, daryti ir vis tiek kažkas atsilieps.
čia pagrindinė turbūt tokia taisyklė savo įsikalti į galvą, kad vis tiek kas nors atsilieps, kad ir kiek laiko prireiks ir kad ir ieškosim vis iš naujo ir iš naujo ir iš naujo, vis tiek. Kaip sudaromas pats giminės medis? Na, tai aišku, yra keletas pagrindinių taisyklių, formų dabar yra įvairių ir vienas kolega sako, reikia apsispręsti, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie grafinį vaizdą ar apie darbinį variantą. Tai dabar kalbėkime apie darbinį variantą. Grafinis vaizdas atskira tema, dažniausiai tai medis, bet yra visokių dabar tų formų. Tai jau ateities klausimas, kai turėsim informaciją surinkę. O pradžiai, jeigu schema mūsų yra horizontali, bet tada reikia atkreipdėmės, kad bus sudėtinga nusipaišyti joje brolius seseris, tai bus tiesioginės linijos daugiau. Tai viršuje yra vyras, apačioje moteris. Jeigu mes turime vertikalią schemą, tai kairėje vyras, dešinėje moteris ir visose programuose tai bus, nebent jau prasideda kelios santuokos ir ten jau tada mums reikės galvoti, kaip viską subraižyti. Bet su šita schema yra kai kas negerai. Jeigu jau mes galvosim apie tą grafinį vaizdą, kai jau perkeliam ant medžio, tai čia dabar apačioje aš, tada tėvai, tada seneliai ir viršuje proseneliai turėtų būti atvirkščiai. Jeigu mes įsivaizduojam medžio formą, tai tada mes turėtume būti viršuje šaknyse vyriausios mūsų giminės kartos. Na, kad nebūtų atvirkštinė kažkokia realybė ir nebūtume mes vyresni už savo protėvius. Kur tą medį sudarinėti? Na, tai vėlgi yra variantas tiesiog ranka, yra variantas atsisiųsti programas į kompiuterį ir yra, aišku, variantas naudotis įvairiomis internetinėmis svetainėmis, kas ir yra dažniausias variantas, nes tai yra patogu. Asmeniškai aš naudoju vien dėl to, kad galiu prisijungti iš bet kurio kompiuterio, iš bet kokio įrenginio. Dėl to, kad gyvenimo būdui tiesiog tai, prie gyvenimo būdo priderinta, kad galėčiau bet kur prieiti. Na tai dažniausi variantai iš visų yra šie, o tarp jų dar yra dažnesnių. Tai Family Search ir Ancestry nėra taip stipriai populiaru Lietuvoje, bet tikrai dažnai žmonės renkasi Geni ir MyHeritage. Tai kad nebūtų nesusipratimo ir nebūtų paskui graužiami nagai, reikėtų žinoti, kuo skiriasi ir kada rinktis kurį. Tai pirmiausia, jeigu Geni, tai reikia suprasti, kad tikslas šitos platformos yra bendras viso pasaulio medis. Na, tokia utopinė idėja. Bet tai reiškia, kad visi gali redaguoti viską. Tai yra platforma skirta bendradarbiavimui, bet tada atsiranda vandalizmo rizika. Na, yra tokių, kurie tiesiog tyčia eina ir ardo tos medžius. Yra, sakykim, pasimetusių žmonių, kurie pagalvoja, kad čia jų giminė, nes surado, kažką pradėjo taisyti, paskui paaiškėjo, kad ne. Yra tokių atvejų, kur ten bendri proproseneliai ir kažkoks žmogelis sugalvojo, kad ne, aš nenoriu, kad mano proprosenelių vardai būtų čia kažkur internete ir dabar aš čia viską ištrinsiu, nes čia nesąmonė. Tai į tai reikėtų atsižvelgti, kad Geni neturėtų būti vienintelis pagrindinis mūsų medis, mano nuomonė. Čia visiškai asmeninė nuomonė, galima nesutikti, bet jeigu nenorim po to verkti, kad oi, tai dabar viskas dingo, nebeina atskirti, kažkas sujungta, kažkas ištrinta. Pats medis yra begalinis. Ir reikėtų žinot, kad kai ko redaguoti be mokamo plano negalima. Ir paieškai naudotis kitų žmonių medžiuose irgi galima tik su mokamu planu. MyHeritage medis yra individualus. Tai vadinasi, tvarkomės kaip savo kieme. Redagavimas kitiems yra tik tais, jeigu mes jiems leidžiame, sakykim, norim ten su kokiu broliu ar seserimi kartu daryti medį. O apskritai tą medį galima paslėpti, kad nerastų kiti vartotojai būtent šitos platformos, tai informacija yra saugesnė. Nemokamai galima suvesti iki 250 žmonių, o po to jau reikės susimokėti metinį mokestį. Tai va tokie platformų skirtumai. Aš, pavyzdžiui, Geni medį turiu, bet jis nėra pagrindinis ir yra žymiai mažiau žmonių ten yra įtraukta, nes reikia prisėsti tiesiog tą darbą padaryti, perkelti tą informaciją, bet jis yra naudingas, bet reikia žinoti, kas gali nutikti. Kad ir kokią platformą jūs rinktumėtės, kas kažkiek laiko reikia atsisiųsti medžio tekstinį failą get.com, kad jeigu kas, jį turėtumėt savo kompiuteryje ir galėtumėt persikelti į kitą platformą.
Ir yra buvęs toks atvejis, viena pažįstama ateina, sako, tai kas čia man atsitiko, žiūrėk, mano medis hieroglifai. Sako, aš čia viską vedžiau, niekur kitur neturiu, ką man dabar daryti. Sakau, nežinau. Tai kažkiek laiko praėjo, kelias dienas ir tam viskas atsistatė. Matyt, buvo kažkokios klaidos sistemai. Bet taip gali atsitikti ir tada, na, žodžiu, suprant. Gerai, tai mes dabar aptarėm, kokia ten ta eiga, kur tą medį sudarinėti, o dabar galima šiek tiek prisiliesti prie šaltinių. Šiandien aptarsim tik po kelis, bet kaip tos šaltinius pasirinkti, na, pirmiausia, galim vėl pradėti nuo klausimo, kokie įvykiai ir situacijos atsispindi mano giminės istorijoje. Tada galėsim žiūrėti, kokie šaltiniai mums reikalingi. Tai, aišku, nemažai turim internetinių svetainių, pavyzdžiui, Cementė. Kapinių registras labai paprasta. Yra ir kiti kapinių registrai atskirų savivaldybių, dabar yra dar ir konkurentai atsiradę. Memorijame, pamirštu tą pavadinimą, nes nemėgstu tos svetainės, jinai nepatogi tokia. Bet kai kurios savivaldybės perka paslaugos iš jų, bet didžioji dalis perka iš Cementė. Tai čia mes rasime tiesiog kapus, vedam vardą pavardę ir žiūrim. Kita svetainė, kuri gali būti naudinga, yra tremtinių duomenų bazė lietuviaisibire.lt. Tai yra pagrindinė informacija apie tremtinius, o tada jau galim keliauti toliau, kreiptis ypatingai į archyvą dėl bylų ir panašiai. Limis, Lietuvos muziejų kolekcijų svetainė. Tai čia mes vėlgi galime ieškoti nuotraukų, bet yra dabar tikrai padaugėję įvairių rūšių dokumentų, visokių liudijimų, pavyzdžiui, apie baudžiavą arba etnografinė medžiaga rinkta tarpukariu. Ten karvių vardai kokiam nors kaime, avių vardai kokiam nors kaime, kokie nors žodžiai, kokie vardai ir panašiai. Žodžiu, labai įdomių dalykų. Jeigu ieškosim nuotraukų, tai reikėtų atsižvelgti tai, kad nebūtinai tos nuotraukos yra atpažintos ir ten pagal pavardę galim ir nerasti. Tai tada galbūt tos teritorijos nuotraukas verta peržiūrėti. To muziejaus, sakykime, kurio teritorijoje yra mūsų protėviai gyvenę. Ir jeigu jau ieškosim pagal pavardę arba vietovę, tai reikėtų vesti žodžius be galūnių, reiškia kamienus. Dėl to, kad paieška atpažįsta tik tais tuos žodžius, kaip yra tas linksnis, antraštėje taip ir yra. Įvesim vardininku, vadinasi, kitų linksnių nerodys. Tai jeigu nevesim galūnės, rodys visus. Na, yra užsienio bazių. Tai čia yra aktualiausia, jeigu ieškome emigrantų, kurie kažkada išvyko 19-20 amžiuje, tai mes galim pasiieškoti informacijos. Dabar per daug neišsiplėsiu, bet tiesiog, kad žinotumėt, kad jie yra, galima ieškoti, naršyti ir surasti ir dokumentų, ir medžių kitų tų žmonių sudarytų ir netgi atkasti tuos giminės. Na, aišku, yra informacijos metrikų knygose, kurios dar yra likusios bažnyčiose, bet visgi didžioji dalis dokumentų yra Lietuvos archyvuose, konkrečiai metrikai, bažnytiniai įrašai yra saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve. Dar vienas iš šaltinių yra, kaip jau minėjau, DNR testai. Tai populiarėjantis dalykas, vis daugiau žmonių darosi tuos testus. Šiuo metu yra nemaža nuolaida DNR testams MyHeritage, galima užsisakyti. Na ir, aišku, reikia būti pasiruošus viskam, kad gali išlysti kažkokių šeimos paslapčių ir panašiai, tai čia labai dažni šitie dalykai, bet ką suteikia, tai tiesiog papildomas informacijos. Galima būtų kalbėti apie tai atskirai, bet trumpai sakant, tai jeigu mūsų kažkokie giminės artimesni ir tolimesni yra pasidarę DNR testus, tai mes matysim sutapimus su jais, rasim naujų giminių, galėsim lyginti savo giminės medžius, papildomos informacijos ieškoti, lyginti su metrikais ir taip keliauti tolyn. Tai kokios yra atradimų galimybės? Na, iš tiesų tai begalinės. Tikrai. Priklauso, kiek mes būsim pasiruošę. Kitas sustoja kažkurioje, kad sako, man užtenka. Bet jeigu norėsim, tai galėsim ieškoti visą gyvenimą. Ir kartais žmonėms būna toks jausmas, sako, įdomu, bet aš bijau, kad nemokėsiu, kad nepavyks, kad aš čia, arba kad kažką tokio keistą išsiaiškinsiu, arba kad neišsiaiškinsiu. Tai iš tikrųjų viskas priklauso nuo nusiteikimo. Ir būna žmonės, kurie nei vienos iš tų kalbų, kuriomis parašyti metrikai nemoka, bet tiesiog užsispiria ir padaro patys. Su kažkieno pagalba, klausdami patarimų, bet turėdami tą nusiteikimą, kad įmanoma, kad aš padarysiu.
Kokių žinių ir pasiruošimo reikia? Na, tai pirmiausia, istorijos bendro suvokimo, susipažinti su šaltiniais, gebėti naudotis internetiniais, kompiuteriniais ištekliais, bet svarbiausia tai yra kantrybė, skirti laiko ir tiesiog praktika. Nebijoti to, kad reikės skirti laiko ir pradžiai nemokėsim. Visus kitus dalykus galima išmokti. Bet jeigu turėsim tokį nusiteikimą, man kartais tai būna giminės, sako, tau gerai, tu turi laiko, gali skirti tams paieškoms. Man toks juokas su įma galvoja, labai įdomu, kaip jūs matote tai. Tas laikas tiesiog yra skiriamas. Mes visi jau turim tiek pat ir turim ir darbus, ir įsipareigojimus, ir atsakomybės, bet jeigu mums tai yra svarbu, tai mes jo paskirsim. Tai va, čia lygiai taip. Na ir priklauso nuo tikslo, ko mes siekiam. Ar mes norim ten tik kažkokį konkretų faktą išsiaiškinti, ar norim visą giminės medį sudarinėti ir tęsti, rinkti tą informaciją, galbūt giminės knygą parašyti ir taip toliau, tai nuo to priklausys ir tie žingsniai. Na ir ar rinksime tą sausų faktų rinkimą, ar pilną paveikslą su važinėjimu pas giminės ir taip toliau, tai čia jau priklauso nuo mūsų, tik tais reikėtų jau atsižvelgti tai, kad laiko tada reikės daugiau ir kitų išteklių reikės šiek tiek daugiau, lankantis, klausinėjant, važinėjant ir panašiai. Bet ką galima teikti, tai turbūt tai, kad mūsų kultūros paveldas, pasaulio istorijos įvykiai, muzika, menas, amatai, posakiai, kalbos manieros, visa tai yra užfiksuota mūsų pačių giminės istorijoje. Tai yra kaip toks žemėlapis iš praeities, kažkokie pėdsakai palikti būtent mūsų giminės istorijoje. Tai jeigu mes pažinsime savo giminės istoriją, tai pažinsim ir save, ir tradicijas, ir paveldą, ir istoriją. Na, tai yra vienas iš kelių. Iš jokios visą laiką sakau, taip visiškai šališkai kalbant, tai visai neblogas kelias ir daug dalykų vienu metu atskleidžiantis, jeigu tik mes norėsim. Kita paskaita, tęsim šitą temą. Ką žmogui suteikia šaknų pažinimas, dalinsiuosi patarimais, ko tikėtis pradėjus ieškoti informaciją, galinčių pasidalinti giminaičių, kokius klausimus jiems užduoti dar konkrečiau, ką daryti, kai jau nusprendžiam, kad keliausim per kaimus, lankysim muziejus, bažnyčias, kapines ir taip toliau. Tai kokios tos naudos dar konkretesnės, kokie pagrindiniai sunkumai ir kaip pasilengvinti tą darbą savo. Vėlgi paskaita nemokama, tiesiog kas esate užsiregistravę, tai gausite nuorodą ir galėsite prisijungti ir galite pakviesti ir savo pažįstamus. O jau nuo rugpjūčio 31 mes nersim į genealogijos pagrindus ir gausite informaciją, kur ieškoti informacijos, kokie tie archyvai, žodžiu, tokia gal sausoji dalis, bet labai reikalinga. Kaip tie bažnytiniai įrašai atrodo, kaip juos skaityti ir panašiai. Na, vėlgi, tas pats teiginys, kaip ir pradžioje, mes kiekvienas turim teisę pažinti savo šaknis, bet galbūt ir pareigą. Jeigu jaučiam tą pareigą, tai ir keliaukim tuo keliu. Ne kiekvienas tai pajaučia, bet jeigu jau mums atėjo tas noras, tai taip ir darykim. O dabar laikas klausimams, aš pas jūs sugrįžtu ir žiūriu, labas vakaras. Taip, sveiki, Remigijau. Ar pasidarius DNR testą galėsiu tapimus tikrinti neturėdamas svetainėje mokamos narystės? Pradžioje taip. Čia yra toks keistas dalykas. Ancestry, pavyzdžiui, pradžioje duoda ten kažkiek laiko ir iš kelių kartų galima pasidaryti tą nemokamą variantą, jeigu mes nusiperkame testus. Bet po to kai kurios funkcijos būna apribotos. Pačius sutapimus matyti galima, tik tais nerodys daug bendrų sutapimų, tik kelis, man atrodo, tada rodo, ir nebus galima žiūrėti giminės medžio, kuris įkeltas to žmogaus, su kuriuo turim sutapimą. Na, žodžiu, tokių apribojimų daug. MyHeritage irgi pagrindinė informacija matysit, bet kažkas bus apribota. Na, žodžiu. Kaip ir kur sužinoti, kokie vietoj pavadinimai buvo 18-19 amžiai konkrečioje parapijoje, seni žemėlapiai. Jokom senų žemėlapiai.
Kito varianto nėra, tokio aiškaus registro nėra. Yra Regija registrų centro žemėlapis, kur galima pasižiūrėti gyvenvietės, daugiausia tas, kurios buvo numelioruotos sovietmečio, o jeigu iš seniau, tai jau tada reikės ieškoti. Dabar palaukit, aš pažiūrėsiu, ar taip greitai surasiu tą svetainę. Aš naudojuosi būtent ją, o yra jų tikrai daugiau. Yra viena ir lietuviška, bet tuoj. Va, radau. Tai ten yra prikelta tų žemėlapių, iš jūsų tiesiog vedam vietovę ir tada žiūrim, kokiam žemėlapyje skirtingų laikotarpių mes galime rasti tos vietovės. Tos vietovės, kaimus ir taip toliau. Ar turime dar klausimų? Gerai. Tai aš dar kokią minutę pakalbėsiu. Jeigu daugiau klausimų nebus, tai tada atsisveikinsim ir susitiksim kitą savaitę. Tęsim tą pačią kalbą. Tai galite registruotis jau į rudens paskaitas, jeigu norite mokytis, kaip skaityti bažnytinius įrašus. Va, ten, ačiū. Čia tas, kur aš nemėgstu. Nors nuorodų sąraše bendrame yra šitą nuorodą. Taip, taip pat galite užsisakyti kortelių ir jos artimiausių metų brangs, tai užsisakykit, kol kaina mažesnė. Antras punktas. Trečias punktas - atsakymas į klausimą, ar darysit susitikimą kitais metais. Tai toks atsakymas. Aš norėjau daryti pertrauką, bet jaučiu didelį moralinį spaudimą nedaryti tos pertraukos. Tai tikėkime, kad taip, o kaip Dievas duos, taip ir bus. Va. Turbūt kažkokią formą darysim, o kokia ta forma bus, tai pasižiūrėsim. Tikiuosi, kad pavyks padaryti susitikimą, na, aišku, trumpesnį, kitokį visai, bet spalio 31. Tai apie tai dar informaciją paskelbsiu vėliau. O dabar tada linkiu Jums gražaus vakaro, dėkui, kad prisijungėte, dar vis tiek vasara ir daug visko vyksta, tai smagu, kad paskirėt tą valandėlę, o mes susitiksime kitą savaitę, o taip pat tiems, kas esate bendroje genealogijos grupėje, tai primenu, kad nuo rugsėjo tęsime susitikimus kas mėnesį, kurie yra tiesiog grupės nariams nemokami, niekaip nesusiję tiesiogiai su mano veikla, bet kadangi ten dalyvauju, tai pranešu. Va, viskas. Baigiau. Gražaus vakaro ir iki pasimatymų.